Esu Toma Žebelienė, šiuo metu vadovaujanti augintinių krematoriumui, kuris yra įsikūręs Tauragės rajone Zoliškių kaime. Mūsų krematoriumas pradėjo veiklą gegužės mėnesio 2 dieną. Tai yra tik tai pusmetis, kai mes dirbame. Įkurti augintinių krematoriumą kilo mano vyrui Vitalijui, jis yra veterinarijos gydytojas ir turbūt prieš 5 metus buvo atvykę jo kolegos iš užsienio ir papasakojo, kaip puikiai jų šalyje veikia krematoriumai. Tad nuo to ir prasidėjo visas mūsų veiklos startas. Lietuvoje krematoriumo nėra, mes kol kas esame pirmieji. Anksčiau visi, kurie norėjo vis dėlto kremuoti savo gyvūnėlį, veždavo artimiausiai tai buvo į Latviją arba Lenkiją. Todėl mes pamanėme, kodėl galbūt Lietuvos žmonės negali savo šalyje atlikti augintinių kremacijų, nes tai yra, aš manau, labai etiškas ir humaniškas būdas atsisveikinti su savo augintiniu. Nuo kitų krematoriumų skiriamės tuom, kad mūsų krematoriume yra atliekamas tik individualus augintinių kremavimas. Jokio masinio kremavimo mes nevykdome. Tai visi gyvūnėliai tik po vieną.